Sveiki susirinkę rašytojų kampe. Šiandien čia pristatysime Danguolės Butkienės knygą Sodų aistra - subjektyvi sodų meno istorija. Šią knygą išleido leidykla Aukso žuvis, knygos dailininkas Liudas Parulskis. Tad kviečiame po knygos pristatymo užsukti į Aukso žuvų stendą ir ten gauti autorės parašą autografą. Na, o šiandien knygos pristatyme dalyvauja kaltininkė, knygos autorė Danguolė Butkienė, biologija, Mo muziejaus steigėja ir ne tik muziejaus, bet ir šalia esančios skulptūrų sodo steigėja. Ir akivaizdu, kad labai aistringa sodų tyrinėtoja, bet apie tai sužinosime vėliau. Taip pat šiandien kalbės dvi pranešėjos, dvi dalyvės, kurios paprašė būti pristatytos trumpai, tad pristatau trumpai. Sodininkė Renata Mikailionytė ir architektė Gilma Teodora Gilytė, bei aš, Miglė Survilaitė, Mo muziejaus pagrindinė kuratorė, menotyrininkė. Ir tiesą sakant, iki šios knygos perskaitimo, iki kol Danguolė pakvietė moderuoti šią diskusiją, aš nežinojau, kad esu irgi gana aistringa sodų mylėtoja. Tad ačiū Danguolė. Ir Danguolė knygoje išreiškė viltį, norą, kad ši knyga būtų skirta ne tik specialistams, ne tik sodininkams ar istoriją besidomintiems sodų istoriją asmenims, bet ir tokiems turbūt kaip aš, kurie net nežino, jog domisi sodais. Ir tikrai nesu sodininkė, nes mano sode auga tik kalėdinės eglutės, 2 prigijo, 2 ne. 5 pažiūrėsim, ar prigis šį pavasarį. Bet naudodamasi savo, privilegiją, kad esu moderatorė, labai noriu dar išnaudoti šį eterį, nes paskui laukia aistringas knygos pristatymas, nes čia susitikę visi aistringi sodininkai, mylėtojai. Tai norisi tikrai pasveikinti nuoširdžiai Danguolę su šia sodre ir labai turininga ir daugiasluoksnė knyga, nes joje persipina kultūros istorija, meno istorija, architektūrologija. Tai skaitant šią knygą tikrai prisiminiau savo studijas Vilniaus dailės akademijoje, pasikartojau terminus, išmokau naujų žodžių, išmokau ir tam tikrų augalų, bet tai nėra knyga apie sodininkystę, tai yra daugiasluoksnis žvilgsnis, kuris apima nuo senųjų civilizacijų, viduramžių, renesanso, baroko, Azijos sodų, kiniški, japoniški ir Lietuvos sodų. Tai labai rekomenduoju susipažinti, nes tai yra pagrindas, kuris papildo ir meno istoriją. Tai tikrai jaučiuosi sujungusi tokias 2 šakas - meno istoriją ir sodų meno istoriją ir užkaišusi savo kaip menotyrininkė žinias. Tad dėkoju ir eterį noriu perduoti Renatai ir paklausti jos pirminių įspūdžių perskaičius knygą, nes Danguolę dar pataupysim, į aikštelę Danguolė išeis truputį vėliau. Tai pirmiausia, norisi pirmųjų skaitytojų įspūdžių ir kaip jums, koks jūsų įspūdis? Labadiena visiems. Pirmiausia, noriu padėkoti už pasitikėjimą, Danguolę. Ir iškart noriu pasidžiaugti, nes pati studijavau, šiek tiek anksčiau, prieš 15 metų studijavau ir visiškai nebuvo informacijos. Esmė yra tame, kad Danguolė paėmė tą sritį, kurioje buvo tuščia kiaurymė. Lietuvių kalba nebuvo informacijos, iš ko mokytis. Ir tai visus liečia, kas yra susiję su žaliaja banga. Tai yra ir architektai, ir sodininkai, ir valdininkai, ir galima vardinti daug žmonių, kurie tai susiję. Tai yra privalu perskaityti dabar tą knygą. Tai yra iš tiesų daugiasluoksnė knyga ir pati Miglė pristatei tas eras, nuo Rojaus sodo iki grafų Tiškevičių. Viskas labai aiškiai, struktūriškai suvaldyta, labai didelė informacijos, didelis datos, tai nešneku jau, informacijos didelis sluoksnis, kurį jūs kaip mokslininkė labai nuostabiai suvaldėte ir išdėstėte, labai įdomu ir įtaigu, labai įdomu skaityti. Kitas sluoksnis tai yra pats pasakojimas ir visos struktūros ir vaizdingumas apie senovinius sodus. Tai yra irgi, tu net skaitydamas, tu gali pasijusti, kad ten vaikštai tuose soduose, kurių jau senai nebėra, galbūt karų sunaikinti ir masės istorijų gali būti, kurios kartojasi arba ne. Dar vienas sluoksnis, jeigu šnekant apie sluoksniškumą, tai yra asmenybės, kurios yra istorinės asmenybės, jų yra visa knyga istorinių asmenybių ir jūs jas nuostabiai aprašote nuo jų gimimo
gilinatės nuo jų gimimo iki pat paskutinio atodusio ir kokį indėlį didelį įnešė jos į sodų ir parkų menos istorijos raidą. Tai yra, ir kadangi sodus kūrė dideli žmonės, tai buvo prabangos ir prestižo dalykas, tai buvo aristokratija, tai sodas buvo kaip išdavikas, kur šeimininką galėdavai pamatyti visokiais atspalviais ir pajusti jo ne tik tai finansinės galimybės, bet galėjai pamatyti jo erudiciją, jo išsilavinimą, jo ketinimus ir netgi labai pikantiškų visokių yra istorijų, žinokit, ir seksualių, tai aš noriu pasakyti, kad be galo iš tikrųjų, tai skaitai netgi ir supranti, kad tai yra tikrai istoriniai faktai, bet jūs, Danguole, kažkaip įtraukėte, lyg tai būtų net skaitai kartais kaip gerą serialą, kokį kur pakimbi ir tu negali sustoti, nes tai yra išties labai įdomios ir spalvingos asmenybės su savo keliais ir klystkeliais. Tai tu paminėjai, Miglė, apie dar vieną tokį sluoksnį, tai yra meno skaitimą, meno kūrinių skaitimą. Tai yra kaip istoriniai šaltiniai, meno kūriniai, kur tik tai tokie istoriniai šaltiniai belieka, kur galim perskaityti tam tikrus sodo istorijas. Ir kaip jūs skaitote ir mylite meną, tai skaitant tą knygą galima tikrai labai stipriai pajusti ir tai yra be galo įdomu. Ir dar galbūt noriu apgaubti visus šitus sluoksnius sakralumu. Tai yra, jūs labai skiriate daug dėmesio sakralumui ir tai yra ne tik tai nuo biblijinių kažkokių apraiškų, kaip Kristus pasirodo kaip sodininkas ir dar sudvasina ir sutaurina sodininko darbą ir patį sodą, bet ir simbolius, spalvas, reikšmes, nuo žiedų nuo herbų iki tam tikrų simbolių ir išsidėstymų tiek sode, tiek meno kūriniuose. Tai ši knyga, kad neužimčiau daug eterio, irgi labai skubu ir į žodžius, noriu pasakyti, kad jeigu tai yra, jeigu jūs galvojate, kad jūs turite žalius pirštus ir jūs esate žaliame judėjime, jūs privalote perskaityti šitą knygą, o neslysti paviršiumi, puošdami Vilniaus ir gadindami Vilniaus architektūrą plastikiniais kažkokiais tai gėlėmis ir griaudami jų sienas. Jūs turit gilinti žinias. Mes visi turim gilinti žinias. Ir jūs esate kaip žmogus, kuris mus priverčia susimastyti, kad reikia gilintis, reiškia, savo palikimu, paveldu. Ir tai yra jūsų kilnumas, Danguolė, rodo jūsų kilnę asmenybę. Tai kol kas tiek, po to prisiminsiu kažką tai. Aš irgi prisiminiau, ko nepasakiau. Dar vienas gal sluoksnis knygoje yra, tai man ši knyga perskaičius turbūt tarnaus kaip kelionių net gidas. Dėl to, kad knygoje tikrai yra nurodoma, kurie sodai yra atkurti, naujai perinterpretuoti. Tad prieš vykstant į didžiuosius miestus ar valstybės tikrai planuoju atsiversti knygą, pasižiūrėti, kur jau čia turėčiau nuvykti ir pasižiūrėti, nes Danguolė ir parašo, kurie sodai yra prieinami, kurie neišliko, kuriuos galima pamatyti šiandien. Tai knyga gali turėti ir tokį sluoksnį, ir tokią turbūt funkciją. Gilma, kokie įspūdžiai? Sveiki visi. Tai visų pirma, aš labai noriu Danguolei padėkoti, kad turėjau tokią galimybę būti viena turbūt iš pirmųjų skaitytojų, turbūt Viktoras buvo pirmas, bet įspūdis yra tiesiog milžiniškas. Ir šiaip aš dabar galvoju kaip architektė ir iš miesto mastelio žiūrint, čia dabar yra knyga, kurios labai trūko. Bet jūs kaip ir pačioj pradžioje rašote, tai jūs buvo turbūt viena iš pirmųjų, kuri apskritai sukūrė sodą, privatų sodą mieste. Iš tikrųjų tai taip, nes sukurti sodą, viešai prieinamą sodą, ne tik savo reikmėms, jūs apie tokius ir rašote. Tai čia turbūt buvo tas indėlis ir inspiracija, kad tai suteoretinti ir padaryti apžvalgą, bet pradžiai buvo veiksmas. Jūs sukūrėte viešą sodą. Tai man atrodo, tas yra tiesiog neįtikėtinai daug mūsų Vilniaus mastelyje.
skaitant šitą knygą, aš tiesiog negalėjau negalvoti apie šiaip kitas istorijas. Tai yra architektūros istorijos, daug knygų yra. Yra meno istorija, Gombricho, ne, kur mes visi turbūt, nežinau, daugumą iš bendro išsilavinimo perskaitom ir susidarom įspūdį apie apskritai istoriją. Ir dabar atsirado sodų istorija, kur šiaip neįtikėtina, kad tokia nebuvo parašyta. Ir būtent man labai gražu yra, kad kaip tie didieji sodininkai, apie kuriuos Danguolė rašo, nes viskas yra per žmonės, per žmonių istorijas parašyta, taip ir jūs savo pavyzdžių pradžiai sukūrėt sodą ir paskui apie juos parašėte. Tai turbūt, man atrodo, čionais vienas dalykas yra padaryti, paskui tai aprašyti, kaip didieji visi sodininkai, ne? Mūsų užmirštas Juozapas Trumila turėjo ir sodą, ir rašė Šiaurių sodų 3 tomus, knygas, ir paskui skleis tą žinutę. Ir man atrodo, dabar šiandien turbūt ir yra ta pirmoji sklaidos diena, kur pradės knyga keliauti ir gyventi pas jus. Ir tikiuosi, kad atsiras, kaip Anglijoje yra nuostabus žurnalai, kur turbūt jų daugiausiai yra perskaitama House and Garden, ne? Kad kiekvienam iš mūsų būtų tas, mes kiekvienas galėtumėm pasakyti, kad aš esu sodininkas. Ir nesvarbu, kad tas sodininkas ar yra didžiulis, ar tai yra vazonė, ar tai yra lavelyje, ar tai yra ten kažkur tais darželis prie įėjimo, jokio skirtumo, bet kad mes visi jaustumėmės sodininkai. Tai man atrodo, Danguolė, taip labai nuosekliai, labai dideliais darbais pradžiai įkurtų privačių sodų atvertų Vilniuje, tada knyga, kuri niekada nebuvo dar parašyta taip chrestomatiškai, kaip parašė Danguolė, ir trečias tai yra sklaida, kad mes visi turėtumėm daugiau sodų ir būtumėm sodininkai. Tai ypatingai dėkoju Danguolė ir dabar įdomu Danguolę išgirsti. Danguolė, iš kur ši aistra sodams ir kodėl sodų aistra? Oi. Tai čia viską papasakot, nežinau, ką čia man pasakot. Asmeninė istorija. Nu, iš tikrųjų, tai tų knygų labai daug prirašyta pasaulyje. Angliškai tai be galo daug. Ten kiekvienais metais išeina po keletą knygų apie sodus. Ir Britai leidžia net ir apie savo sodus ištisai. Vienas parašo po kelių metų, kitas parašo ir nenusibosta jiems. Va, tik Lietuvoje gal ta skylė tokia žiojėjo. Yra vienas vadovėlis, Balkevičiaus parašytas sodų stilių istorija, bet jis toks labiau akademinis galbūt. Tai man labai trūko tokio vaizdo gyvesnio. Ir iš pradžių buvo mintis tiesiog išversti kokią nors labai gerą sodų istoriją, tiesiog, kam ten dviratį išradinėti. Bet yra vienas dalykas, kad tose visose istorijose trūksta Lietuvos. Lietuvos visiškai nėra. O mums vis tiek rūpi labai, ta prasme, kaip čia mes matom, kaip čia mes matomi, kaip čia mūsų sodai, ar mes čia atsiliekam ar neatsiliekam. Čia visą laiką pas mus tokie klausimai kyla. Tai labai norėjosi integruoti Lietuvą į tą bendrą pasaulinį vaizdą, kad matytųsi. Ir norėjusi, ir tada, kai pradėjau žiūrėti įvairią literatūrą, tai pasimatė, kad jin labai skirtinga. Bet kodėl jinai vadinasi šitą knygą subjektyvi sodų meno istorija? Todėl, kad kiekvienas autorius deda akcentus, vieni mini vienus sodus, kiti kitus. Ir taip nėra, kad būtų nusistovėję ir kad jau viskas taip nuo iki visi vienodai priimtų. Tai pagalvojau, net ir tas mūsų Andrė garsusis, tai Britai jo praktiškai nemini. Tai, žinai, tai akivaizdu, kad tai yra subjektyvi istorija. O dar kai pridedi savo nuomonės visokias, tai žinai, taip, kad čia jokio kanono, visi gali galvoti kaip nori ir čia neprivaloma taip priimti kaip yra, čia tik yra viena iš versijų. Ir jeigu įdomu, tai galima priimti kaip romaną ir skaityti tiesiog. O dar knygoje cituojate Ciceroną, kad žmogui reikia bibliotekos ir sodo, bet kur muziejus, Danguolė? Ar jau sodai užgožė muziejų? Muziejuje yra ir sodas, ir biblioteka. Gerai. Išsisukau.
O Renata, kaip pasikeitė gal sodų lankytojai ir skaitant knygą turbūt susidaro, kad mes iš šių dienų perspektyvos turbūt sunkiai perskaitome tuos senuosius sodus. Ir kaip pasikeitė sodų lankytojas, kas šiandien gal sodų lankytojų rūpi? Tai Danguolė ir mini tą dalyką, kad daugelis žmonių ir negali perskaityti tos informacijos, nes reikia informaciją gilintis. Tai va šitoje knygoje galima istoriją gilintis. Kitas momentas, kada įsigilinė į istoriją, tau lengviau perskaityti šiuolaikinių dizainerių, šiuolaikinių sodų interpretacijas, istorinės interpretacijas. Tai irgi labai tada kita prasme atsiranda. Tu skaitai sodą atėjęs, tu iš karto skaitai simbolius sodų visiškai kitaip. O lankytojas, lankytojai kaip ir visur, jie ir kaip ir skaitytojai, jie yra skirtingi ir kiekvienas priima pagal save ir pagal savo pojūčius ir pagal savo tą vadinamą, nežinau, negalim sakyti gal gilį, bet tiek, kiek kam ko reikia. Kitas mato Dievą sode, o kitam faina, kad ten paukščiai veisiasi ir rami biologinė įvairovė, o trečias nori tiesiog užeiti ir parūkyti. Tai suprantat, rimtai, bet tai yra tokia nūdiena, nes tai yra kultūra, elgesio kultūra, tai yra tradicijos, gilios tradicijos, atsinešamos iš vienos seniausių iš sodininko profesijos. Tai visa tai yra irgi knygoje rašoma ir galima pajusti tose istorijose, kalbant apie žmonės. Nežinau, ar atsakiau. Taip, puikiai. Gilma, o atsitraukus gal nuo sodų ir tai pasižiūrėjus į miestus ir globalinio atšilimo kontekste, kai jaučiame jau atšilimą kasdienybėje, kokią funkciją atlieka sodai? Danguolė irgi knygoje mini, kad sodai tampa didmiesčių plaučiai žaliosiomis vietomis. Tai kokią vietą užima sodai gal ir Vilniaus mieste? Šiek tiek Danguolė liečia knygoje, mini ir Sapiegų sodą, turbūt būsimą sodą, kuris dabar yra tik tai istoriškai užsilikęs, tai yra ženklai, likę yra gatvių pavadinimai, Gėlių gatvė, Sodų gatvė, bet anksčiau buvo sodas iki Stepono, Švento Stepono bažnyčios. Tai labai įdomu, kokią funkciją atlieka sodai globalinio atšilimo kontekste ir kokia situacija Vilniaus mieste. Kaip tik apsivertus esu čianais iš Sapiegų sodų, toks man labai šiaip patiko, nes šiaip tai yra knyga, istorija, bet kai kur yra įdėta ir ta aktualija tokia, tai mes žinom, kad su Sapiegų sodais tikrai ten buvo labai karštos diskusijos ir man labai patiko čianais Danguolės išrišimas, nes ten tarsi dvi pusės buvo, ne, ir biškį pacituosiu, jeigu galima, kad nuo subjektyvios nuomonės, tai mano subjektyvia nuomonė, čia Danguolės, paveldas mums įgauna vertę per tai, kiek galima su juo susitapatinti. O su namais ar sodais daugumą susitapatinti gana sunku. Kur kas lengviau tapatintis ar suprasti, jį pažįstame, galima įsivaizduoti ten gyvenus asmenybės. Bet čia, man atrodo, per tas asmenybės Danguolė šiaip tai visas istorijas sodų ir praeina ir jas papasakoja labai stipriai. Ir kas liečia Vilnių, tai mes labai užmiršę esam, ką mes turėjome. Čia šiaip tais ant viršelio irgi yra Verkių rūmai. Tai čia irgi yra tas atneštas sodas, mums parodytas, kad mes tokius sodus turėjom, čia tiksliau oranžerija yra, bet tai yra žiemos sodas. Mes turėjom ir Strumilo sodą, kur paskui sovietmečio nusileido tarsi iš dangaus autobusų stotis, nupjovė visas gatves ir dėja tą sodą sunaikino. Ir daug kitų sodų turėjom. Bet šiandien, man atrodo, irgi mes šiek tiek kitaip dar jau gyvenam, kad nėra tie plaučiai tik sodai kaip taškai. Mes jau esam tinklas, mes jau esam užaugę iki to, kad sodindami visi vijoklius, mes želdina, aš kadangi visą laiką, kaip tas skautės vijoklių augintoje, kur išrauna, vėl pasodini, tai man atrodo, mes visi tą indėlį galim ir turime šiaip nešti. Tai sodai mums turbūt įkvepia, kad čia yra wow, čia yra gražu, tai yra profesionalu ir taip toliau. Bet yra ta miesto sodininkystė, kur krūmai palei gatves, vijokliai ant sienų, kiekvienas mūsų, nežinau, vazonėlis išneštas su kokia nors ten šliaužiančia gebenė, tysančia ir taip toliau, irgi yra sodai. Tai man atrodo, čia irgi, ką Danguolė tą nori irgi įkvėpti, kad
visą laiką suprastumėm, kad čia nebūtinai sodas, tas su rakteliais užrakinamas turi būti ir saugomas, ne, ir įleidžiama tik tais tam tikrom valandom, bet ne, kad sodai yra mūsų kasdienybė. Tai šiandien, čia į tavo, Miglė, dar klausimą atsakius, miestai taip prižiūri, kad kuo daugiau žalių erdvių, tai yra gatvės žalios, kuo daugiau pralaidžių paviršių ir taip toliau, daug medžių ir taip toliau, kad tai yra visur sodai. Sodai turi būti visur ir mūsų visų atsakomybė. Tai čia, man atrodo, jau pagrindinis toksai, jeigu turbūt sekančiai knygoje apie šiuolaikinius būtų galima šnekėti, tai vat būtent apie tą visuotinę mūsų visų atsakomybę sodinti. Tai jau Gilma užsiminė, kad žmonės kalba, jog bus antra knyga. Tai Danguolė, gal galite papasakoti, kokie planai, ar jau rašote? Dar nerašau. O apie ką planuojate rašyti? Nu, tai reikia pabaigti. Čia, kadangi baigėsi 19 amžių, tai reikia pabaigti iki šių dienų, kad, žinai, 20 ir 21 amžius būtų. Tai aišku, šiuolaikiniai sodai labai aktualūs ir Gilma, kaip sako, nu, mums visiems tas labai rūpi. Ir to žalios erdvės, ir kaip dabar tvarkosi pažangiausi pasaulio miestai, kaip tvarkosi su klimato kaita, labai svarbu, tai labai svarbu panagrinėti tuos dalykus. Tai gal kažkada, jei viskas gerai klostysis, gal kažkada ir bus antra dalis. O ko jums trūksta dar be antros dalies? Vat Gilma įvardina, kad miestas tampa visas jau sodų ir miestiečiai tampa sodininkais. Bet gal jums dar kažko trūksta Lietuvoje ar Vilniuje kažkokių konkretesnių sodų? Nu, čia negali tai pasakyti, kad kažko trūksta. Tas poreikis turi ateiti iš apačios. Ir ta istorija su Sapiegų parku, pavyzdžiui, iš viso su kitais parkais yra, kodėl taip stringa ir buksuoja. Todėl, kad žmonės dar neturi to poreikio realiai. Reiškia, kai viskas nuleidžiama iš viršaus, tada iš karto pas mus ateina pasipriešinimas toksai, kad kažką čia mums nori užmesti ir kažką padaryti tokio. Bet iš tiesų tai turėtų žmonės patys susivokti, patys gerai pagalvoti. Gal ta knyga truputį prisidės prie to, prie platesnio tokio išsilavinimo šitoj srity ir įsivaizdavimo. Ir ką bandžiau šitoj knygoje padaryti, ne tik kalbėti apie senuosius istorinius sodus, bet ir parodyti truputėlį, kaip jie atgimsta pasaulyje ir kaip juos atkuria. Nes dažnai pas mus, reiškia, įsivaizduojama, tai arba viskas, arba nieko. Yra tokie du variantai. Jeigu tu negali visko padaryti, atkurti taip absoliučiai, kaip ten buvo, tai tada geriau nieko nedaryti. Toksai kraštutinis požiūris. Bet realiai pasaulyje tai egzistuoja daugybė variantų ir žmonės žiūri gana laisvai. Aišku, gal mus stabdo tas, kad pas mus mažai to paveldo yra ir jau tada mes vaikštom ant piršto apie tą paveldą. Bet reikia suvokti realybę. Tarkim, tas pats Sapiegų parkas, jis dabar yra visiškai gyvenamam rajone, jis yra naudojamas žmonių, jau tu jo negali padaryti tokio barokinio parterio, kaip buvo kažkada galbūt. Tiesiog žmonės jau kitaip gyvena, kitko reikia. Tai labai įdomu tai, kad pavyzdžiui, Danijoje, pavyzdžiui, sudaromos komandos iš specialistų, iš labai įvairių specialistų, iš kraštovaizdžio architektų, urbanistų, biologai įeina, ne po to jau ekspertizę daro, bet iš karto įeina į grupę įvairių sričių specialistai, kurie plus tariasi su gyventojais kartu ir sprendžia, ko reikia, ko toj vietoje labiausiai reikia, kokie gyventojų poreikiai, kokie gamtos poreikiai, nes labai dabar akcentuoja gamtos bioįvairovę, kad kuo daugiau reiškia, kad ta gamta būtų ne vien tik tais medžiai ir žolė, bet kad būtų įvairūs augalai, įvairios galimybės vabzdžiams ir taip toliau paukščiams gyventi tenais, tą pilną gyvenimą, kad būtų atsižvelgta į klimato kaitą labai stipriai. Pavyzdžiui, Danai daro naujus sodus, įrengia su įgilinimais. Nes dabar kuo pasižymė šitą klimato kaita, kad labai dažnai per labai trumpą laiką išlyja labai didelis kiekis vandens. Tiesiog, kaip ko anksčiau nebūdavo pas mus tokios audros ir iškrenta didžiulis kiekis vandens, tai
padaromi tokie sodai, vadinami lietaus sodai, kad jie sugeria tą vandenį ir gana greitai įsavina ir tos kanalizacijos nereikia, ir žmonės gali sausais takeliais vaikščioti, ir kartu gamtai naudinga yra viskas tas. Prisitaikyti reikia prie gamtos. Tai reiškia, mūsų sodai dabar reikalauja ne tik patenkinti mūsų poreikius, gyventojų poreikius, patenkinti gamtos poreikius, ir prisitaikyti prie kintančio klimato. Visą tą galima tiesiog gražiai sudėlioti, be jokių ten stresų, be jokių įtampų. Nereikia tik skubėti gal labai ir galima gauti visai gerus rezultatus. Bet žmonės tą turi suvokti ir ramiai priimti, nesimesti ten į kraštutinumus, nei viena, nei kita pusė, nesusipriešinti, nekelti ten karo ir visą kitą, bet tiesiog leisti procesui vykti iš lėto ir tada galima pasiekti gerų rezultatų. Matau, kad Renata nori turbūt paantrinti, ar ne, kokia situacija yra iš sodininkystės pusės irgi ir šitų santykių tarpusavio ir sprendimų. Žmonėms labai reikia žalių erdvių, todėl kad ne visi žmonės pirmiausia gali keliauti. Yra ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie jau gal bijo judėti ir jie galbūt sodą, kada ateina į kažkokį skverą, baržalę, miesto erdvę ir geriausias sodas yra, sako, kada žmogų aplanko nostalgija, kada jisai kažkur tai jį nuneša ar į vaikystę, ar į kažkokius prisiminimus, ar tai kvapai yra, ar tai kvapas, ar tai kažkokie tai žiedai ar spalvos, tai toks momentas yra. Kitas dalykas, aš galvoju, kad miestuose labai trūksta yra terapinių sodų. Tam, kad susitiktų žmonės, nes žmonių yra labai daug vienišų, labai yra skirtingų žmonių bendruomenių. Ir manyčiau, kad tokie sodai, kaip jau yra didelės praktikos visame pasaulyje, yra prabanga, susitikti va tokia prabanga. Juos įrengti yra labai brangu, bet gali būti toksai ištisas žalias judėjimas ir sujungti vienišus žmonės ir žmonės su negale ir taip toliau. Tai čia yra daug gali būti diskusijų ir gilių diskusijų. Ir aš kartais tik tai noriu vėl grįžti prie to plastiko, atsiprašau, kad aš tokia kaip tu, Miglė, apie tas eglutes, tiesiog aš negaliu, žinokit, žiūrėti kaip darkoma architektūra su to plastiku, bet nieko. Bet žiūrėkit, yra toksai momentas, kad tai, man atrodo, pinigų yra, bet esmė yra, kaip juos investuoja. Juk galima investuoti ne į kažkokį tai trumpalaikę puošybą ir trumpalaikį momentą, bet galima investuoti į sodo kūrimą, pasigilinti ir investuoti į sodo kūrimą. Mieste yra pilna erdvių. Manau, kad kiekvieno miesto savivaldybė yra atvira pasiūlymam ir iniciatyvom. Tiesiog reikia stengtis, reikia mylėti, reikia sirgti už tai. Šiek tiek įdėti širdies, jeigu paprastai šnekant. Ir gal atsispiriant nuo šitų minčių, kad pinigų yra, bet gal trūksta tam tikrų požiūrių, tai Gilmos norisi paklausti. Atsimenu Gilmos istoriją, kaip jinai gelbėjo Tują Kauno gatvėje. Taip pat prieš diskusiją buvome susitikusios, minėjo irgi, kad medžiai uždengia gražius fasadus, kad yra visokių tokių, gal truputį įsisenėjusių stereotipų architektūros versus užsakovas versus landšafto specialistai, įvairiausių įsišaknyjusių stereotipų. Tai norėtųsi išgirsti irgi mintis šiomis temomis. Kokia ta situacija? Ar yra tų pinigų ir trūksta tik tai vaizduotės ir žinių? Čia turbūt grįžtų irgi prie Danguolės minties, pačioje įžangoje rašo apie nutrūkusias tradicijas. Tiesiog čia yra tikrai labai nutraukytos mūsų tradicijos, kai kurios net nebuvo pradėję įsiželdinti arba įsišaknyti ir vis būdavo ištraukiamos. Ir aš kaip architektūrai tikrai sakau, kad tai yra erdvinė propaganda. Tai galbūt čia kažkas panašaus galėtų būti net ir antisodų propaganda, nes šiaip ar taip tai sodininkavas yra bendrystė. Tai man atrodo mūsų istorijai tai yra žiauriai svarbus būdas būti bendruomenėje, tai būtent per sodus. Ir ta tradicija, kadangi jinai nutrūkusi, tai turbūt mes net nelabai įsivaizduojame kai kurie, kad gali būti kitaip. Tai iš tikrųjų čia šnekėjom, kadangi prieš šitą susitikimą dar turėjom atskirą,
kad turbūt čia yra modernistinė irgi, yra toksai nusistatymas ir vat, mačiau kelis kolegos architektus čia nais, bet mus moko iš tikrųjų kaip architektus, čia net nejuokinga, žinokit, yra, bet kaip juoka, kad jeigu nesigauna fasadas, tai nupaišyk medį. O jeigu labai gražus fasadas, tai jokiais būdais nesodink medžio. Ir čia toks juokas juokais, bet čia vat, prieš 20 metų, kaip mokiausi, tai lygiai tas pas iš tikrųjų, žinokit, su tais pačiais žmonėm, architektais yra ir šiandien, kad vat, turint kokios bendrą projektą, norint pasodinti medį, tikrai turim labai tokias, sakyčiau, kietas diskusijas, kad tas medis užstos, architektūra. Tai vat, ir čia yra, tikrai yra karštos diskusijos, bet ir čia yra vertybinės diskusijos, ko mums labiau reikia ir ar čia galima mes gyventi dermėje, želdynos ir sienos, tai aišku, kad taip. Ir iš to seka mano visi tie tokie, nežinau, kaip čia pavadinti, pankiški ar dar kažkokie visiškai, tokie veiksmai, kur ten aš tiesiog negaliu susiturėti, kaip, nežinau, kokią nors, iškartą visą kiemą ir tada aš, bandau sodinti vijoklius ir tada išraunu, aš vėl sodinu, išraunu, vėl sodinu, išraunu, vėl sodinu. Ir iš tikrųjų, žinokit, juokinga, bet Trakų gatvėje, kadangi pirmą kartą taip pradėjau prieš 15 metų, tai po kokių 5 išrautų vijoklių ir tada su visais kaimynais peršnekėjus, iš tikrųjų užaugo vijoklis ir dabar jis yra jau storas. Ir kas juokingiausia, yra kažkoks pasipriešinimas ir mūsų, vėlgi kažkoks įsivaizdavimas, kad tas vijoklis valgo silikatinę sieną. Ir čia iš tikrųjų silikatinė siena, čia tokia vėl, viskas apie vertybės yra. Ir kad mes turim daug tų labai baimių, turim labai daug kažkokių stereotipų ir turim tikrai išrautą tradiciją, nes sodininkavimas iš tikrųjų yra bendravimas. Ir šiaip aš dar į tą temą, galvojant apie sodus, mūsų kaip jau privačių žmonių, kurie turi sklypus. Jie irgi dažniausiai būna tokiais elementais, bet ne struktūrom. Ir man atrodo, čia irgi tos tradicijos sodininkavimo, kaip pas Britus, nėra. Nėra. Čia įdomu, man jūsų, Renatos, ypatingai nuomonė būtų. Nes jeigu mes gyvatvorę apsiželdinam, tai mes kerpam, aš kerpu savo, tu savo, mes pabendraujam, nes mus sieja kažkokios bendros ribos. Tai kas yra pas Britanijoje, su šitais priekiniais sodeliais, frontyardais ir taip toliau, kur mes išeinam, turim savo sodus, mes visos, pavyzdžiui, turim čia savo sodus priekyje, ir aš rabiu, tu rabi, jūs rabi, ir mes visos ten kažką karpam ir šnekam. Ir taip gimsta bendruomenė, taip gimsta mūsų gatvelės, šitos, dar įjungiam visus, gimsta bendruomenė. Tai šito pas mus kol kas dar labai nedaug ir man atrodo tokios knygos ir tokie pavyzdžiai, čia net ne tik knyga, čia Danguolės pas pavyzdys, labai užkračia ir daro, man atrodo, tą magnetizmą. Gal Renata pratęs. Aš tiesiog porą niuansų noriu pasakyti, kad augalus reikia mylėti ir gerbti kaip gyvybę. Tai yra gyvybė. Tai yra vienas dalykas ir žiūrėti juos kaip gyvus, nes kartais yra žiūrima visiškai kitaip, kaip negyvus daiktus. Kitas dalykas yra, kaip bebūtų keista, žmonės nori sodų, bet nenori prižiūrėti. Tai to pas Britus nėra. Tai, nes jie yra, vėlgi sodininkystė yra daugiabriaunė sritis labai, į kurį įeina labai daug visko. Ir jeigu yra medis, yra lapai arba spygliai. Ir jie žmonės nenori lapų ir spyglių, nes juos reikia jiems valyti kažkodėl. Tai. Ir tokių masės dalykų yra su priežiūra ir tiesiog su augalais. Čia galim būtų istorijas pasakoti, bet tam laiko nėra. Bet ar jums nekilo minčių ir smalsumo, skaitant knygą, kaip atrodo Danguolės sodas? Mes laukiam labai pakvietimo į tą sodą. Šiaip mes jau kalbėjom kažkadaise, kad kiekvienas iš mūsų yra sodininkas. Pas vienas sodas yra vienoks, pas kitą kitoks. Jis gali, širdyje kiekvienas žmogus turi sodą. Ir tai yra nuostabu. Jis gali būti netgi apleistas ir pilnas vijoklių. Pavyzdžiui, yra Gilma moteris gebenė. Tai pas ją viskas apaugę gebenėm. Kitas tik tai išeina, atidaro langą. Jo, kitas išeina, atidaro langą. Ir čia toksai
čia yra sodas, yra dvasinis pasaulis kiekvieno. Tai taip, kad kiekvienas yra iš mūsų sodininkas, noriu tą pasakyti. Danguolė, ar pasidalinsite, koks jūsų sodas? Kadangi sakė, kad iš sodo galima iššifruoti iš karto žmogų, tai man baisu pasidarė, žinai, dabar ateis ir mane iššifruosi. Nu, šiaip tai kaip mano sodas, mūsų sodas. Ir iš tikrųjų turiu padėkoti Viktorui, kuris buvo pirmas skaitytojas knygos ir kad paskatino ir neužpylė didelę kritiką, kad sakė, galima rašyti. Tai mūsų sodas yra sukurtas sodas senatvėje, žinai, kad galėtum išeiti, pasivaikščioti gražiai ten ar su rotukais nuvažiuoti aplinkui. Nu ir ten buvo daug minčių, žinai, daug visokių, padidinti bioįvairovę, sukurti įvairias biocenozes, žinai, skirtingas pavėsio, saulės, ten šlapvietė, kokia nors miško. Jo, čia sėdi mano pagalbininkė, sodininkė Vilma, kuri padeda. Tai tas sodas vis dar kūriamas, jis nėra baigtas, jis yra procese. Iš pradžių norėjosi saulės kuo daugiau, kad saulės, kad žydėtų, kad rožė žydėtų. O paskui dabar, kai gavom daug saulės, tai tada matosi, kad per daug tos saulės. Dabar reikia medžius sodinti, kad užstotų tą saulę, žinai, į langus, kad nešviestų jo. Tai sodas yra toks nuolatinis procesas, nuolatinis kismas ir, žinai, to tobulo varianto niekada nėra, nes viskas keičiasi pasaulyje, bet tai yra, labai smagus užsiėmimas po truputį, žinai, kai nerašai. Prieš diskusiją sutikau, pasirodo, ne tik istoriką, bet ir besidominti genėjimu. Sakė, kad genėjimas yra nuo žodžio genys, tad tuk-tuk, Norbertai Černiauskai, minėjo, kad turi klausimą apie genėjimą, tad yra puikiai vieta užduoti klausimą ir jeigu jūs turite klausimų, tai kviečiame pasidalinti. Norbertai, ar tai buvo juokas ar tiesa, ar turit klausimą apie genėjimą? Ne, neturiu apie genėjimą, bet labai ačiū už pristatymą ir aš mintimis vis nusikeldavau į tuos laikus, kai pusė Lietuvos įsikėlė į viensėdžius ir po reformos ir formavo sodybas. Ir vienas iš esminių dalykų buvo sodas, kurie buvo, bet viskas atsitiko, kad per kolchozų kūrimą visi tie šie sodai buvo su buldozeriais sustumdyti į duobes. Ir čia gal Gilma sakė ar kažkas, kad štai, kad mūsų tos tradicijos nukapotos. Tai aš apie tai tik mąsčiau, klausimą neturiu, ačiū labai už diskusiją. Ačiū labai. Aš dar biškį grįžtu į Danguolį ir Renatą, kur čia jūs šnekėt apie kaip sodas atspindi žmogų. Man viena šiaip iš įdomiausių vietų tai buvo Azijos sodai, apie Kinijos ir Japonijos sodus. Tai čia šiaip tiesiog pasidalinu, kad užmasinti, paskaityti daugiau, bet čia yra tokie nuostabus pavadinimai sodų, kurie atspindi, ką jūs šnekat. Pavyzdžiui, atsiskyrėliško džiaugsmo sodas. Arba, pavyzdžiui, kuklaus administratoriaus sodas. Čia labai gerų istorijų yra, kaip ten buvę valdininkai išeina iš savo pareigų ir tada ten užvystė sodus ir kaip apie Danguolį, apie savo sodą pasaka. Tai, žodžiu, labai įdomių tokių yra, man labai patiko poezijų. O dar šnekant apie Japoniją, tie, kurie Japoniją labai myli, tai aš tą visą dalį knygos skaičiau gal 3 kartus. Tai neįmanoma, nes jeigu šiek tiek nors kažkur nukrypti mintimis, tu turi labai būti susikoncentravęs, nes ten visiškai atskirai yra. Viskas atskirai yra, tai labai labai įdomu. Ir skaitant knygą labai jautėsi, kad Danguolė buvo gyvai daugumoje sodų. Tas keliavimo momentas ir aprašymai kartais atrodo, kad pajunti ir vėjo gūsį kažkur ten Irane ir panašiai. Tai Danguolė, ar daug pamatėte gyvai tų sodų, kuriuos aprašote ir gal turit rekomendacijų? Rekomendacijos tai knygos gale yra, čia išprašė. Iš tikrųjų, tai pasisekė, kad teko daug keliauti ir labai džiaugiuosi. Mano karjeroje tai buvo, kad aš turėjau su kolegė kelionių agentūrą.
avantūriščių tokių, jo. Tai buvo daug kelionių į egzotiškas šalis ir labai džiaugiuosi, kad pavyko, tarkim, kiniškus sodus pamatyti, nes tada dar, bet tada dar neturėjau to polėkio, žinai, bet kažkas va toks liko prisiminimas. Mačiau ir japoniškų daug sodų, iš tikrųjų, čia jau anksčiau, vėliau. Pavyko ir Irane apsilankyti, ir, tarkim, Marokė, tų visokių tokių egzotiškų sodų iš tiesų teko nemažai pamatyti. Gal šiek tiek mažiau Europoje, ta prasme, Anglijoje tiesiog neįmanoma visko pamatyti, nes ten kas žingsnis, vis kažkoks sodas. Ir ten tik tais tokiais, atskirais dalykais, atskirais, bet tai dar daug labai reikia pamatyti. Žiauriai daug. Dar noriu pasakyti, tie žmonės, kurie neturi galimybės keliauti, pavyzdžiui, įvairios gali būti priežastys, tai kada skaitai knygą, tu keliauji. Tai yra nuostabu. Tai yra toks jausmas ir išprusimas, ir tas. Kitas dalykas, aš skaičiau sausį vasarį šitą knygą. Ir kada buvo pas mus tamsu ir tai yra tokia atgaiva, kada tu paskesti nuo tos tamsumos ir to laikmečio, kada laukiu pavasario, tai yra kaifas tiesiog skaityti šitą knygą. Ar turite klausimų? Gal kas nors norėtumėte pasidalinti įžvalgom ar klausimais? Prašom. Ačiū labai už tokį įdomų pristatymą, intriguojantį. Knygą jau turiu ir gilinsiuos. Ir, kaip suprantu, čia yra labai plati apžvalga pasaulio sodų ir kažkiek užkabinta to jau stambiausių didikų LDK Lietuvos sodų. Bet tai yra vis tiek tie sodai turbūt daugiau vakarietiško stiliaus. O gal planuojate ateityje patyrinėti ir lietuviško to sodo, kur kaimo sodybų ir palyginimai kaip pat su ne tik didikų, bet ir tų vidutinės klasės stambesnių žemvaldžių, kaip jie, ar irgi jie labai vakarietišką žiūrėjo stilių, ar kažkaip tai derino su vietinė tradicija. Ir tie tautiškumo simboliai gal kažkaip soduose atsispindi, tiesiog tokį platesnį Lietuvos ir LDK vaizdą. Tai turiu prisipažinti pirmiausia, kad aš nesu profesionali istorikė, aš esu mėgėja. Ir šita knyga yra parašyta visiškos mėgėjos. Tai, ta prasme, kadangi istorikai neparašo, tai parašo mėgėjai, jaučiantis tą poreikį, žinai. Ir čia yra tas pageidavimas istorikų dirbai, nes tą tokį tyrimą nuo nulio pradėti, žinai, tyrinėti, čia yra jauno žmogaus darbas, tu turi pradėti ir tyrinėti. Lietuvoje yra tų sodais besidominčių žmonių, bet labai nedaug iš tikrųjų, profesionalių istorikų, ir jie matytų, Andrėja yra draugija, dar kažkiek dvarus tyrinėja, bet jų labai nedaug yra. Galbūt, aš tikiuosi, po šitos knygos atsiras daugiau susidomėjusių, pamačiusių, kad čia yra įdomus toks baras, dar visai netyrinėtas. O knygoje yra paliesti Lietuvos sodai, bet visų laikotarpių, nuo Renesanso, reiškia, prie valdovų rūmų, baroko laikotarpio Sapiegų rūmų, šitą 18 ir 19 amžiaus, bet kas įdomu 18 amžiaus, reiškia, kai buvo abiejų tautų respublika, tai tie sodai, didžiąja dalim yra dabartiniai Lenkijos teritorijoje. Bet reikia atsiminti, šičia irgi toks yra įdomus momentas. Tai mes priimam juos kaip Lenkų sodus. Bet reikia suvokti, kad tai buvo abiejų tautų respublika ir mes turim savintis tą paveldą, iš tikrųjų nebijoti savintis tą paveldą, nes tai yra mūsų bendras paveldas. Nes Čartoriskių giminė, aš parašiau iš pradžių, kad tai lietuvių giminė, lietuviškos kilmės, mane ištaisė istorikas, kad tai yra LDK, reiškia, kilmės giminė. Kitas garsus sodas yra Radvilų sodas, Elenos Radvilienės sodas, irgi lietuviška giminė, nors Lenkijos teritorijoje, bet, reiškia, didikai jie buvo pasklydę. Tai, ta prasme, dabartiniai Lenkijos teritorijoje, mes galim sakyti, yra lietuviški sodai. Tai to nereikia pamiršti ir tą reikia, taip ir normaliai priimti. Mes tiesiog dalinamės to paveldu ir tai iš dalies yra ir mūsų paveldas. Lygiai taip pat, kaip Lenkai ten
o Milanovska rašo apie Palangos Tiškevičius, išleido didžiausią, storiausią knygą, jie savinasi sodus, kurie yra Lietuvos teritorijoje. Tai lygiai taip pat, nu, ta prasme, mes dalinamės to paveldu ir taip ir turim priimti. Reikia suprasti, kad tai, kas aprašyta knygoje, yra tik maža dalis lietuviškų sodų. Tik maža dalis. Kodėl? Vienas dalykas, jau pamačiau, kad ta knyga beprotiškai išstorėjo ir laikas sustoti. Antras dalykas, kad labai trūksta medžiagos, literatūros, to tyrinėjimo, to pradinio tyrinėjimo. Tai, kas surinkta šitoje knygoje, tai yra jau kaip antrinis panaudojimas, jau iš tų pirminių mano surinkta, susisteminta ir supopuliarinta, gal taip sakykime. Tai iš tikrųjų labai trūksta specialistų parašytų, ištyrinėtų tų dalykų ir mes tada išplėsim. Iš tiesų, Lietuvos sodų istorija prašosi atskiro leidinio realiai. O jeigu, ir vėl reikia nepamiršti, kad sodų tradicija ateina per dvarus. Tų iš tikrųjų išpuoselėtų, įdomių, nepaprastų. O liaudiški darželiai be abejo egzistavo visais laikais, bet labai dažnai augalai iš pono dvaro nukeliaudavo į liaudiškus darželius. Tai ir dabar galima rasti tokių dalykų. Tai irgi yra atskira istorija. Bet pavyzdžiui, kaip žinau, Šiaulių botanikos sodas yra įsirengęs liaudiškų įvairaus amžiaus liaudiškų sodų, liaudiškų darželių ekspozicijas netgi. Tai prašom, važiuokite į Šiaulių botanikos sodą ir susipažinsi taip gyvai. Tai Lietuvoje yra daug ko, gal tiesiog ne viską žinoma, daugiau reikia informacijos, daugiau reikia viso šito ir laukiam iš istorikų daugiau tyrinėjimų. Ir lauksime jūsų antrosios knygos. Tad ačiū visiems susirinkusiems, visiems... Dar vieną žodį. Taip, prašom. Labai norėčiau padėkoti visai komandai, nes čia tikrai dirbo didelė komanda. Labai norėčiau padėkoti redaktoriai, sėdi, nes tikrai mano kaip pirma knyga tai buvo labai žiauriai parašyta ir redaktorės dėka įgavo kažkokią tai, paskaitomą vaizdą. Ir dailininkui knygos Liudui Parulskiui labai noriu padėkoti ir visiems kitiems istorikams konsultavusiems ir leidyklai, kuri iš tikrųjų labai profesionaliai viskas organizavo. Tai labai ačiū ir ačiū čia susirinkusiems visiems. Prašom domėtis sodais. Dėkui labai ir dar kartą paminiu, kad galima užsukti Aukso žuvų stendą ir gauti autorės parašą.